Nu ką, viešnagę baigiau, beveik 12 valanda, žodžiu, neblogai papusryčiavau, viskas kaip ir liuks. Galim dienos metu pasižiūrėti, kaip atrodo viešbutis, kur gyvenau. Jo toksai turkiškas vaibelis, tikrai koks olimpinis pastatas, nežinau, sportininkai, mačiau, bėgiojo, ryte čia kažkokį maratoną bėgo. Žodžiu, pasidėjau daiktus į automobilį ir galvoju, reikia nueiti iki jūros, nes čia viskas prie pat. Ir tą leptelį pažiūrėti, pasiėmiau droną su savim, galėsime pasidairyti, kaip čia kas atrodo. Ką atėjom prie jūros? Žmonės statosi, ruošiasi sezonui, nes iš tiesų tai dar ankstyvas biški laikas, turbūt gegužės 19 šiandieną. Koks simpatiškas Fiatas mažiukas. Tai nueisim ant to Palangos tiltą pasivaikščiosim, padarysim kokį linksmą storiuką, kad esam Palangoj. Galime pašnekėti apie vakarykštės išlaidas kuro, nes 2 kartus prisimenat piliau kurą ir nesusumavau. Tai žiūrėkit, vienas yra 56,23, kitas 49,96. Tai kai montuosiu video, pabandysiu sužiūrėti su čekiukais, kiek ten gaunas litro kaina. Čia kažkoks yra beach gymas, žmonės sportuoja. Jūra atrodo gražios spalvos, labai rami, vakar buvo labai stipriai vėjuota, tai kaip kad vakar pūtė, viską ir nupūtė. Šiandieną visiškas štilius, ramybė. Einam per tiltą, prasieinam, paskraidom, pasidairom ir važiuosime toliau. Dar norėčiau čia aplankyti tokį vieną muziejuką, pažiūrėsiu, ar jisai dirba. Jeigu dirba, tai išnaudosim progą. Nebeturiu didelio tikslo labai daug nuvažiuoti. Vakar bendravau su savo draugu iš Sakartvelo, sakiau, kad maždaug antradienį turėčiau būti Kutaisi. Tai tokią planą bandysiu ir laikytis. Reiškia, vakar įveikiau pusę kelio, daugiau negu pusę kelio. Tai jau galiu dabar biški parelaksuoti. Šiandieną ten įveikti kokius 300-400 ir rytoj ramiai jau nupūsiu iki Kutaisi. Bet jeigu jų čia tiek daug, tai turi kažkas kaip kibirėlis tuščias, koks jaunuolis, vainuolis, mažiukas, žvėjukas. Gale tilto yra kavinukė, tai galiu paliudyti, nei vienas neturėjo nei vienos žuvelės. Nebent yra kažkur labai stipriai pasislėpęs, bet kibiriukai, maišiukai pas visų tušti. Taip, aš čia kavos nesibrausiu, aš čia pakelsiu droną, pažiūrėsim, gal biškiuką laivų pamatysime, miestelį pamatysime, kaip atrodo, ir pasigražėsim šiais vaizdais. Nu, paskraidžiau, žodžiu, visai kitas vaizdas, kai saulė šviečia, žydra jūra, tai viskas taip gražu. Žodžiu, miestas toks netrodo labai didžiulis, bet tikrai toks tvarkingas, gražus, labai gražiai atrodo, kai tenai toliau matos tie kalniukai. Tai dabar einu link automobilio, įsivesiu navigaciją kitą kelionės tikslą ir vis galvoju, kad reikia nueiti įkišti koją į jūrą ir pažiūrėti, kokia yra temperatūra. Nu ką. Oi, ten vapšė žmonės įkritę į vandenį, nesikuklina. Tai gal nėra taip šalta. Ne, juokauju. Gerai, iš tikrųjų tai nėra šiltas.
Kad aš galiu padaryti kažkaip tai, man atrodo. Taip. 18 laipsnių, mačiau, rodė. Dar kartą pabandom. Bijau eit kur giliau. Ai va, gerai čia. Tvirtai stoviu. Jo, 18 laipsnių. Vandens temperatūra. Čia tai paviršė, atsiminkit. Ei. Pažiūrėkit. Kokia grožė. Gerą čia daiktą užlaikęs, ane? Nu ką, įsivedžiau muziejų Samsuno. 19 minučių kelio. Galime nurestartuoti. Gerai. Galim nurestartuoti ridą. Ir kylam. Visą laiką ryte, kai pradedu važiuoti, automobilis kur kas garsiau dirba, bet dirba turi menį iš važiuoklės ar iš padangų kažkokią biškį vibraciją turi. Bet tai visą laiką buvo nuo tada, kai nusipirkau tą automobilį. Ir pravažiuoju aš tenai keliasdešimt kilometrų, viskas kaip styga. Tai net neįsivaizduoju, kažkas susigulė ar kas čia būna pastovėjimo, kad tokia vibracija lengva būna. Ar kokia čia ant stabdžių kokių rudelių atsiranda taip greitai, neįsivaizduoju, žodžiu. Svarbu, lekia mašiniukas, reikia nelįst prie jo, žodžiu. Pats parodys, jeigu kažkas bus blogai. Turn left toward Fur-Jadesi. Panašu, kad nesigaus. Va, man čia reikia. Tai realiai aš galėčiau bet kur su mašina palikti ir bandyti nueiti geriau. Kokia mašinytė linksma. Ir dviese važiuoja vienas paskui kitą. In 500 meters, turn right toward Fur-Jadesi. Nu ką, šiaip netaip radau, kur priparkuoti automobilį, palikau čia kažkur prie hostelio. Viskas, mano dronas, kompas, žodžiu, daiktai mašinai. Paliekam Turkijam pasitikėjimą, bet šiaip Turkija saugi šalis. Tai neturėtų būti kažkokių nesklandumų. Nu ir bandysiu dabar pėstute nužingsniuoti iki to muziejaus. Taip pat ačiū tiem, kurie parašot komentarų, nes gavau ir komentarų, kad galima droną pakelti iki 500 metrų aukščio. Pasirodo, ten reikia biškį nustatymus pareguliuoti, nelabai kažką dar mokėjau. Tai vat jūsų dėka ir mokausi ir kažkiek tos video po biškį tobulinu. Tai ačiū dar kartą, kad komentuojat. Ant toli kažkoks paradas. Girdžiu, būgnai muša. O čia uostas. Konteinerius krauna. Mašinėlės iš Amerikos. Čia įėjimas į muziejų. Bandom ir užeiti. Nu, tai liūdnos naujienos tokios, kad tik tai kešų parduoda bilietus. Dėl to negaliu nusipirkti, nes neturiu pasiėmęs kešą. Palikau mašiną iš tikrųjų ir biškį trūksta, nes aš dar turiu 200 kešo, o kainuoja 250. 5 eurai. Mačiau, kad dar kursas krito. Šiaip tai gerai, nes spinga būti Turkijai. Bet blogai, kad nepamačiau muziejaus. Nu tai žodžiu, einu atgal. Nebeisiu antrą kartą tikrai. Einu šiek tiek. Aš sugalvojau kitą dalyką. Į muziejų nepatekau, bet matau paradas, kuris pareina. Ten yra. Bandom įsirauti į tą paradą. Gal niekas manęs neišmes, nenuskriaus ir sužygiosime kartu.
Gal ir linksmiau negu muziejus gavosi. Reikia man pereiti tenai. Va, pažiūrėkit, koks Mersas. Bombinis. Eikite savo. Tai aš dėl tos 19 dienos, kai kalbėjau, taigi šiandien 19 diena. Šiandien ir vyksta viskas. Na gerai, visi suka į tą stadioną, tai aš gal nesuku. Pafilmuosiu geriau biškį technikos. Nu, čia fainai, kad prasidėjau. Gal ir gerai, kai tą muziejų nepapuoliau. Eik, tu savo, kaip čia smagiai. Tokia gera nuotaika visų žmonių aplinkui, tai užbūrė ir mane iš karto. Nu va, biškį prasijėjęs būsiu. Paradžiuką pamatęs. Ir taip prie mašinytės. Kol čia esu, pasikelsiu droną, pasižiūrėsiu greitai, kaip čia tas hostelis atrodo, kaip čia kas. Gal kokių laivelių pamatysim. Ir galėsim jau dėliotis planą, kaip važiuojam tolyn. Nu ką, įsivedžiau kitą miestą, 200 km. Pastebėjau, kad pas mane priekinė lempička vairuotojo pusės nešviečia. Reikės kokiai degalinį paklausti, gal lemputę turi parduoti pasikeisti. Čia paskraidam po hostelį, virš jūros, biškį pamatėm laivų. Vienas buvo karinis laivas ir jis blokavo signalą, man vis metė pranešimus, kad blokuoja ar neina skristi artyn. Nu, bet viskas kaip ir logiška, kad nefilmuoti karinių objektų ir karinio laivą. Geriau, bandome judėti toliau. Dabar reikia to miestelio už 200 km, paskui numatęs dar kitą, kuris irgi panašiai už porą 100 km bus. Kuro turime, vakar pylėmės, žodžiu, tai ramia galva galime judėti. Nebent, va, kaip minėjau, pamatysiu kažkokią didesnę degalinę, tai reikėtų staptelt paklausti dėl tos lemputės, kad nevažiuot su viena šviečiančia lempa. Na ir to langų skysčio būtų gerai pagaliau nepamiršti. Vos iššikną negavau ką tik. Ir dar rankom musikuoja žmogus, ko čia stoviniuojat, sakydamas. Nu kur jis čia dabar taip spraudžiasi per kairę, kur tu aplenksi, jeigu netilpsis tiek į dešinę pasitrauktą mašiną. Kokių keistų isterikų žmonių yra, tai kosmosas. Važiuok normaliai ir viskas. O, dar su kitom uniformom, kiek žmonių. Eina savo. Tai žodžiu, įsiaiškinau, kad šiandieną vyksta gegužės 19 dieną Samsun mieste Atatorio atminimo, jaunimo ir sporto diena. Dėl to jaunimas ir šiaip visas miestas visi švenčia, vyksta paradai, sporto šventės ir pavyko sudalyvauti parade.
palieku mirsiuką biškiuką. Pamačiau, kad čia stovi visokie mikroautobusai. Čia ir lengvųjų mašinų turi. Žodžiu, pardavinėja automobiliukus. Aišku, kainų kažkokių nepamatysim, bet prasieiti galime. Kokie visi gražus. Lūpa uždėta, žibintai paklijuoti. Kai gerai, kai tokie orai negauna tas korozijos. Nenoriu tikėti, kad čia kaina, labiau noriu tikėti, kad čia metai. Ten va bandau užkurt, sukrovę gal. Langas dužės. Oi, koksai crafterio buferis. Žodžiu, tuning. Kalpokai tai žiauriai geri šitą Fordą. Ten matau kažkokią įdomesnę mašiną. Oi, koks Dodge'as. Tokio net nesu matęs niekada. Padangelės pajodintas. Nesu batų tepalo. Rodo šustrai. Einam pažiūrim, ką dar turi. Tai Turkijai žinau, kad CarVertical neveikia. Žinau, kad veikia daug pasaulio šalių, bet čia žinau, kad neveikia. Bet turbūt jūs iš Turkijos ir nepirksit automobilio, nes čia būtent dėl importo yra ganėtinai brangus tie automobiliai. O jeigu pirksite tenai iš Europos ar iš Amerikos, tai nepamirškit pasinaudoti nuolaidos kodu MERSAS, gausit 20% nuolaidą savo automobilio ataskaitai. Primena Gariūnas. Čia va, žiūrėkit, remontuoja. Kalą malą. Pažiūrėsim, kaip čia dirba. Jau Q7 matosi galinis ketvirtis nušpakliuotas. Špakliaus kvapas visur yra toksai. Primena namus, garažą. Šiaip įdomu, ar jie importuoja automobilius iš Amerikos. Nes būtų galima tada pasitikrinti automobilį, visą Amerikos istoriją matytume. Šiaip Amerikoje irgi pastoviai tikrino automobilius prieš statydamas aukcione. Dėl to, kad mes nors matom automobilį daužtą, bet jis būna, kad turėjo prieš tai kažkokių įvykių ir gali pamatyti, gal netyčia buvo ar anksčiau daužtas. Esu parsisiuntęs buvęs iš Teksaso automobilį priekių daužtų, kur paskui pasirodė, kad jis kažkada buvo Teksase į galą daužtas ir buvo žiauriai prastai suremontuotas. Visas atsarginio rato bliūdas toks suvarytas, paliktas, nu žodžiu, nusipirkau, tenai papuoliau biškis tą mašiną. Tai nuo tos dienos pradėjau tikrinti, lygiai taip pat yra įvairiausių žmonių toje Amerikoje ir būna jie irgi klastoja ridas kartais, tai ir tas ridas verta pasitikrinti, žodžiu, tai prieš statydamas pinigus, pirmą įsitraukiu automobilio ataskaitą, statysite ir jūs, įsitraukite. Nuolaidos kodas MERSAS 20% nuolaidėlė jūsų automobilio ataskaitai. Šitas, pažiūrėkit, koks sužemintas, sudropintas. Ir su kokia aparatūra. Čia Logic 7 bus kažkas tokio. Kągi, lekiam toliau, dar valanda kelio. Biškį dabar sukame nuo Pajūrio. Važiuosime tokį pusęsalį, galima sakyti. Ir suksime vėl į Pajūrį. Labai dosnus kelias laukia. Iki pat Sakartvelo mačiau, kad visą laiką praktiškai važiuosim Pajūrių, tai labai smagu. Bus vaizdų gražių. Tai patinka, važiuoju, kai gandras galva sukinėju visur, viskas įdomu, viskas gražu. Viskas nematyta. Niekada nesu buvęs šitoje Turkijos pusėje. Ir iš tikrųjų faino pusė atrodo irgi, kad ir čia galima važiuoti į Turkiją. Araçtan kimlik kontrolünüzü sizi bir aşağı alabilir miyiz lütfen? Yabancı mısınız?
yakalama girdi. Girdiğinin English, sorry. English, handik English. Pat English. Where are you from? Lithuania, Litva. Where are you going? Hello. To Georgia. Georgia. Can I see your passport? Yes. And Vize tarihine bak. the green card. Have a nice trip. Thank you. Bye. Nu ką, mane antrą kartą sustabdė Turkijoj policija. Čia tai toks reidas buvo. Pirmą kartą sustabdė Stambulę. Ir dabar, žodžiu, bet nei kartą netikrina niekas nei teisių, nei mašinos, nei dar kažko, nei kokių techų. Pasižiūri, ar automobilis mano vardu registruotas. Pasižiūri pasą, ar yra antspaudas, kad atvažiavau čia į šalį, kada atvažiavau. Paklausia, kur važiuoju. Tai turbūt, kad pasakau iškart Georgia, tai turbūt, kad supranta, kad toksai pervažimas tiesiog vyksta. Tai nelabai ir kimba gal dėl to. Ir pasižiūri draudimą, ar yra ta žalia korta. Tai va. Toliau važiuojam pajūrio. Juodoji jūra šalia, paplūdimiai. Visi geros nuotaikos, pareigūnai irgi. Nu viskas super, lekiam. Nu šį kartą daug rimtesnį aikštelę pamačiau. Nu tik nėra tų kainų. Tai tiesiog parodau. Šitas visai gražus 124. Šiaip jau normalesnės čia mašinas G serijos BMW, Mersai, nors va čia gal įdomi irgi. Va ir Tesla. L200 Mitsubishis biškį perdarytas. Ir čia, kaip suprantu, gal skirtingos firmelės, toksai piriukupų kompleksas pastatytas. Čia Mitsubishis toks gerai užtaisytas atrodo. Dar nematęs aš šito modelio perdaryto. Tokio offroadinio. O, F-kę. Aišku, ne BMW, o Mazda F-kę. Žodžiu, greitai turėjau vis tiek staptelt. Pažiūrėti, kas per modeliukai. Profesinė liga. Mes praktiškai jau pasiekę esam kelionės tikslą. Tai žodžiu, kylam toliau. Nu jau norėtus kažkur sustot papietauti. Ir tada galėsim biškiuką paturistauti. Nu ką, matau, kad dragas artėja, nes pas mane juosta viena išnyksta. Toks ir dragas, kai taip lengvai paėmiau. To ir tą paimsiu, kol čia laukia. Nešneka niekas angliškai, bet be to pasiversime meniu, pasižiūrėsime, ką čia siūlo. Netoli su tikslo sustojau čia pabandyti puškast. Tai kadangi meniu nelabai supratau, bet pamačiau, kad yra cheeseburger, tai užsakiau cheeseburger ir saloto paprašiau, kad gauti biškį vitaminų, nes gaunu iš namų priekaištų, kad nevalgau nieko su vitaminais. Tai va, pradedu valgyti salotas. Nu ką, atkeliavo mano maistas. Šilta viskas. Paskui pakomentuosiu, kiek kainavo. Nu tai pasivalgiau, žodžiu, viskas liuks, greitai operatyviai apsisukau, išleidau 12,40 € ir galėsiu važiuoti toliau. Nu ką, pasivalgiau, žodžiu, dar buvau čia nuėjęs degalinę, vat prie pat buvo, paklaust dėl lemputės. Oi. Žodžiu, paklausiu dėl lemputės, tai neturi. Reiškia, kylam toliau. Gražiai žmonės gyvena su tokiu vaizdu. Nu ką,
Mes kaip ir artėjom prie pirmos stotelės. Čia turėtų būti kažkokia pilis ir galbūt jinai ant to kalno. Nors nesimato, matau tik kalną. Ką, čia gal niekas labai nebars, jeigu trumpam pastatysiu, ne? Lipam pažiūrėsim, ką čia rodo. Biški, čia tik medžiai trukdom vaizdą matyti, bet nu, atrodo aukštai esam. Blemba, galėjau čia kur nors pavalgyti geriau. Nu, atrodo labai nice. Tai stabteliu prie Giresuno pilies. Labiau gal čia griuvėsių, o ne pilies, bet matosi vis tiek kažkokios sienos, linijos formos likusios. O griuvėsiai belikė tik todėl, kadangi pilis buvo pastatyta 2 amžiuje po Kristaus. O šiaip tai sunku patikėti net, kad čia jau 2 amžiuje ant šitos kalvos vyko judesys kažkoks. Ir dabar esu ir aš atvažiavęs su Mirsiuku. Nu tai fainas labai jausmas. Ir šiaip ir suprantu, kodėl čia pasirinko statytą pilį, nes vaizdas tai nu superinis, tiek į jūrą, tiek į miestelį. Nu labai gražiai viskas atrodo. Žodžiu, trumpą čia padarėm sustojimą, tuo pačiu susibukinau viešbutį, išleidau 46 eurus ant viešbučio, King Room, galit matyti, kad pasirinkau 4 žvaigždžių viešbutį, žodžiu, vedu jo pavadinimą. Matau, kad dar 3 valandos kelio. Jungias navigacija, šitas trumpas sustojimas baigėsi ir mes judam toliau lik šiandienos kelionės tikslo. Nu ką, galiu pakomentuoti, 3 valandos kelio iki viešbučio, būsiu 9 valandą prie jo. Taip, 220 km, tai kuro užteks, nepilsiu, būsiu šiandieną jo ir nepylęs. Oi, kaip plačiai čia parlekė. Ir žiūrėkit, ten dar yra sala tokia. Mažytė salytė, bet matau, iki jos ir laiveliai plaukia, tai ten kažką gal yra padarę irgi, kad būtų turistinė vieta kažkokia lankytina. Privažiavau kažkokią avariją. O blemba, ant stogo mašina. Čia panašu kažkokį irgi gal turistinį miestelį. Matau, kad va lėktuvas leidžiasi po biškelį. Būtų smagu, kad palinosi kur nors praskristų. Gerai atrodo, laivas vienam kadre, automobiliai pralenda ir lėktuvas. Žodžiu, ir čia vat kažkokie atrakcionai. Ir ten kažkokia pilis. Nu, bet jau gal nestosiu, jau gana šiandieną, ne? Dar virš valandos kelio. Ir dar tada kokias 4 valandas video daryti, tai reikia geriau pagazuoti. Tas lėktuvas, žiūrėkit, ar nuėjo, nejaugi Mirsiukas lėtesnis už lėktuvą. Net sunku patikėti. Toj pabandysim pasivėti. Čia kažkokį neblogą miestelį pravažiuoju ir čia matosi istoriniai pastatai. Labai gražiai čia viskas šiaip Turkijai atrodo prižiūrima, išlaikyta. Pagyrimai, kaip aukštai kelias ten eina ir per olą viskas šiukšti. Pasiūdomi, kad automobilių leistinas greitis dažnai būna ženklas 82.
visi kiti yra ten lygiai 60, 70, 50, automobiliui 82. Kodėl įdomu, tai įdomiai skaičiuoja. Dar viena avarija buvo, mačiau, priekis sugrūstos mašinos. Tai jau 6 avariją matau šitoj kelionėje. Ok, viešbutį matau virš Volkswagen salono. Normaliai. Nu ką, pasidariau čekiną, atrodo gražus viešbutis. Buvo nuo kortelės nenuskaitė pinigų ir sakė padarysiu, jeigu vietoj mokėsi pigiau. Nu, tai tokia klasika. Čia biškelė, sakė palikti automobilį ant gatvės, čia tikrai yra labai saugu. Pasižiūrim, ką šiandieną nuvažiavom. Šiandieną nuvažiavom 448. 448,8 km. Daiktus aš jau pasidėjau recepšinę. Galiu drąsiai palikti Mercytį ir eiti. Taip, tai galime iškart pasižiūrėti, kiek nuskaitė man už viešbutį vis dėlto. 46,58. Neprisimenu, kiek buvo kaina prieš tai. Tai gal ir geriau gavosi, gal ne geriau, jūs pasakysit. Jau matysit, arba aš matysiu, kai video montuosiu. O aš susirinku žaislus. Ir yes. Žiūrėkit, medutį pardavinėja. 10 eurų. Čia 2 eurai Slovanikas. Ten turbūt restoranas. Kažkaip galvojau, šiandien daug nevažiuot, nu iš tikrųjų daug ir nenuvažiavau, virš 400 km. Bet visą dieną spėjau prabėgti. Beveik 9 valandas vakaro. Tai biškį pasivažinėjau. Taip, 4:10. Sakė man, kad su vaizdu į jūrą. Dušiukas, tulikiukas, spintelės. O, 4 miegamos vietos. Galėčiau visą šeimą susivežti. Pradarytas langas. Ar kažkas matosi? Ai, čia daugiau neatsidaro, nu okei. Kaip čia? Žodžiu. Va, matau, kad čia vandenukas kažkoks teliuškuoja. Bet tokia biškiuko pramonė čia labiau atrodo. Na, aišku, ir rinkausi, kad būtų pigiai, nebrangiai. Žodžiu, baigiam dieną. Šiandien nebloga visai diena, linksmai viskas praėjo. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit komentarą, o aš einu jums daryti naują video.